Praeitą sekmadienį mes kalbėjome pradėjome kalbėti apie tai, ką reiškia Golgota mano gyvenime. Kas žino, kas yra Golgota? Jo, kalnas, ant kurio buvo nukryžiuotas Jėzus Kristus. Ir greičiausiai mes kalbam ne apie kalną, ant kurio žolė auga arba smėlio buvo daug. Bet mes kalbam apie tai, kas įvyko, kai Jėzus Kristus buvo nukryžiuotas ir koks tai efektas mano gyvenime šiandieną yra. Apie tai mes pradėjome pamokslų seriją, kuri vienas pamokslas jau buvo ir jau netgi antras yra. Tai jau didelė serija. Gerai. Taigi, praeitas iki mes kalbėjome apie svarbą, kad Jėzus Kristus numirė ant kryžiaus, jisai numirė už mūsų nuodėmes, tam, kad mums nereikėtų mirti, jisai mirė vietoj mūsų. Kitas dalykas, kas nutiko, kad mes kartu su juo tenai buvome. Ne realiai savo kūnu, bet mes susitapatinti turėtumėm su tom, nes kai miršti, tu miršti viskam, teisingai. Jeigu guli kape, viskas. Tavo mašina nebesvarbu, kokios spalvos buvo. Jau nebeturi tu jos. Ir Biblija labai aiškiai mokina, kad Jėzus Kristus mirė ir mes mirėme kartu su juo tenai. Ir mes mirėme, kadangi prieš tai mūsų valdė nuodėminga prigimtis ir jos valdžia buvo vienintelė mūsų gyvenime, mes mirėme tai valdžiai ir dabar gyvename naujai valdžiai. Prisikėlė su Jėzumi Kristumi naujai valdžiai, kur jisai dabar valdo. Nebe mano instinktai sako, kas man geriau, bet Dievas sako, kas man geriau. Taigi praeitą kartą kalbėjome apie tai, kad nukryžiuoti kartu su Kristumi esame, o šį sykį kalbėsime, o kaipgi turėtų vykti tas naujas gyvenimas ir kaip jisai jau vyksta naujas gyvenimas su Jėzumi, nauja pradžia. Atsiverskime 1 Korintiečiams 6 skyrių. Šiaip jei nori Bibliją, čia yra, pasakysiu tau puslapį. Pirmas Korintiečiams 6 skyrius, puslapis yra 1173. Dievas kažkada tai senai, jeigu sakyčiau, neatmenamais laikais, reiškia pasaka prasideda. Bet čia buvo senai atmenamais laikais, taigi ne pasaka. Dievas sukūrė žmogų. Taip nupiešime žmogų. Gerai? Suprantat, kad čia žmogus yra? Yra akis, nosis. O, žiūrėk, į mane panašus. Dabar tikrai. Taigi, Biblija kalba iš tikrųjų skaičiais labai aiškiai. Prieš maždaug 6000 metų Dievas sukūrė viską per 6 dienas. Ir paskutinėje dieną jis sukūrė žmogų. Ir jisai pasakė, aš sukūriau žmogų pagal savo atvaizdą. Tai reiškia, kad aš sukūriau žmogų su pajėgumu mąstyti kaip aš, su pajėgumu elgtis kaip aš, su pajėgumu mylėti kaip aš, su pajėgumu atleisti kaip aš, su pajėgumu turėti charakterį kaip mano. Jisai sukūrė žmogų. Ir jisai sukūrė žmogų ir tikslas buvo toksai, kad jisai įdėjo man pajėgumą, bet tam pajėgumui reikia, kad Dievas įdėtų, žinai, kaip čia pavadinti, substanciją. Tai reiškia, kitaip sakant, aš turiu, tarkim, brėžinį kaip namą statyti, bet neturiu plytų. Bet brėžinį turiu. Namas yra, žinai. Ir Dievas mūsų sukūrė kaip brėžinį, bet reiktų plytų. Ir plytos Dievas ateidavo kiekvieną rytą pas Adomą ir Ievą į sodą ir jis mokindavo juos.
mokindavo, koks jisai yra, koks Dievas yra. Ir tai buvo tos plytos, iš kurių kūriamas viduj Dievo charakteris. Ir Adomas su Ieva, mes žinom tą istoriją, atčiažė velnias ir sugundė juos maištauti prieš Dievą ir taip jie nusidėjo. Ir kai jie nusidėjo, nuo to laiko Dievas nebemokino jų dėl to, kad jie buvo nusidėjėliai. Ir Dievas šventas, Dievas negali priartėti prie to, kas yra purvina. Ir tada Dievas mūsų sukūrė su to alkiu pažinti jį, bet mes likome be pačio Dievo. Ir žinote, Senajame testamente Dievas gyveno tame, dėžutėje tokia, kaip ten vadinasi jinai. Kaip jau vadinasi? Arka? Ne arka. Skrynė. Kokia skrynė? Ten, kur nešioja, žinote, izraelitai ir kas tenai nešioja tą skrynę. Jisai tenai buvo ir tenai prie tos skrynės negalima buvo niekam prisidėti. Paskui ta skrynė buvo nunešta į Saliamono šventyklą pastatytą ir jinai padėta buvo į tą specialų kambarėlį, kur nieks negali įeiti. Vienas kunigas per metus įeidavo, ir jeigu jisai ten kažką netaip įkvėpdavo ir ištemdavo lavonoje. Žinote, bet ne apie tai mes kalbam, teisingai. Taigi Dievas jisai gyvena toje skrynėje, Dievas yra visur esantis, bet tenai buvo ypatinga vieta. Nes Dievas labai norėjo būti šalia žmonių, kuriuos jisai sukūrė. Nes tikslas, kad mes ir jisai turėtumėm santykius. Ir kas įvyko Golgotoje ant kryžiaus? Tenai įvyko labai daug svarbių dalykų. Paskaitome 1 Korintiečiams 6 skyrius, 19 eilutė. Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventykla jumise gyvenančios šventosios dvasios, kurią gavote iš Dievo, ir kad jūs nebepriklausote patys savo. Jūs esate nupirkti už didelę kainą. Šičia sako daugybę dalykų, kas nutiko ant kryžiaus. Pirmas dalykas, Dievas, aš buvau praktiškai parduotas vergystei nuodėmiai. Aš nusidėjau ir aš buvau paliktas tenai vergauti tai nuodėmiai. Taigi Dievas jisai nusipirko šventyklą tenai ant kryžiaus. Jisai užmokėjo už mano praeitį ir jisai apvalė mane ir dabar aš pagaliau esu tinkamas, kad jisai gyventų manyje. Ir ten įvyko nauja pradžia, tenai Golgotoje ant kryžiaus. Taigi Dievas nusipirko šventyklą savo, užmokėjo, jisai pats užmokėjo savo sūnaus gyvybę. Jėzus Kristus atėjo į šią žemę ir mirė už mus. Ir jisai, įsivaizduojat, jūsų vaikas miršta. Už tai, kad jūs gautumėte kažką tai. Tai jūs užmokate savo vaikų, teisingai. Ir Dievas užmokėjo savo vaikų. Jėzumi Kristumi užmokėjo, kad mūsų susigrąžintų. Jisai pralaimėjo, jisai neteko Jėzaus. Ir mes žinome, kad tai buvo trumpam, paskui prisikėlė ir vėl gyvena su Dievu kartu. Neteko Jėzaus, bet laimėjo mūsų amžiams, visus. Taigi antras dalykas, užmokėjo savo sūnumi. Trečias, įdėjo savo šventąją dvasią į mus. Ir va čia prasideda privilegijos mūsų. Mes buvome vergai, mes buvome tie, kurie gyveno, be vilties, gyventi tikrą gyvenimą. Žmogus, kaip jisai jaučiasi, kai jisai gyvena gyvenimą be Dievo. Jeigu jūs paskaitytumėt Biblijoje Ekleziasto knygą, aš pirmas iki skaičiau, galvojau, kad kaip gali į Bibliją pakliūti knyga, kuri tokia depresova yra. Bet iš tikrųjų mes visi be Dievo tokie depresuovi, nes viskas tuštybė yra. Eiti darbą yra tuštybė, jeigu tu nežinai, kam tu gyveni. Turėti hobį yra tuštybė, nes nežinai, kam tu gyveni. Taupyti kažką tai
įsigyti kažką yra tuštybė, nes tu žinai, kad po mirties visą tai dings. Viskas yra tuštybė, bet jeigu aš nebevergauju tai tuštybei, bet vietoj to Dievas, jisai nusipirko mane, kad aš būčiau gyvenamoji jo vieta. Ir jisai tenai pasiuntė šventąją dvasią, kuri atstovauja Dievą, ir aš dabar esu kitoks. Taigi ant kryžiaus kas nutiko, pagaliau atsidarė duris tai privilegijai, kad Dievas pagaliau gali gyventi manyje ir daryti stebuklus per mane. Ir Golgota yra ypatinga vieta. Ar žinote, kad tikintysis šioje žemėje yra... Žinot, kas yra mikroskopas? Ne? O teleskopas? Jie praktiškai man taip pat skamba, nors jie yra atvirkštiniai, bet jie beveik tą patį ir daro. Jie leidžia mums pamatyti kažką tai savo akimis ar ne. Tarkim, teleskopas, jeigu tu žiūri žvaigždės, tu jų nematai kai kurių. Bet per rimtą teleskopą tu jau matai jas. Ir per dar rimtesnį teleskopą matai jas arti. Teisingai? Mes esame, įsivaizduoji, Dievas yra nematomas. Bet jeigu jis gyvena mumise, tai jis jau turi rankas ir kojas. Dievas myli ir mes nematom jo ir sakom, kaip ta meilė atrodo. Bet jeigu jis gyvena mumise, jisai su savo meilė, motyvuodamas mūsų rankas ir kojas naudoja. Ir jau mes matom jį. Ir mes esame kitiems žmonėms, aplinkiniams žmonėms šioje žemėje esame teleskopas, kur nematomas toli esantis kažkoks mistinis Dievas pagaliau matomas ir žmonių akimis. Žiūri ir tave sako, tu esi kažkoks kitoks. Žiūri ilgiau. Kažkas ne taip su tavim. Paskui pradeda kalbėti su tavim. Tu kalbėk taip, žinai. Tu ilgies kitaip. Apskritai čia esi nežemiška būtybė kažkokia tai. Nes taip žmonės taip nesielgia, žinai. Taip nemyli ją. Kažkoks esi kitoks. Ir tas kažkoks kitoks ir yra pagaliau Dievas atėjo į šią žemę. Jis atėjo tikinčiųjų žmonių kūnuose. Nes šitie ką sako, dar sėki paskaitam 19 eilutę. Argi nežinote, kad jūsų kūnas yra šventykla jumise gyvenančios šventosios dvasios, kurią gavote iš Dievo ir kad jūs nebepriklausėte patys savo. Jūs esate nupirkti už didelę kainą. Šventykla. Žinai, wow. Pagalvokite apie tai. Nepaprastas žmogus. Nepaprastas kitų akimis žiūrint, bet ir nepaprastas kaip pats esi tas. Mes dažniausiai sakome, žinai, būčiau toks kaip jis. Bet ar jūs kada nors pastebit, kad jūs esate Dievo šventykla, esate kitoks, kad jūs esate tas, kuris turi privilegiją Dievo gerumą rodyti, privilegiją Dievo išminti savo lūpomis kalbėti. Privilegija turėti mylintį žvilgsnį. Kaip jis atrodo? Kaip atrodo mylintį žvilgsnį? Sunku net pagaminti, ne? Aš atsimenu vieną draugą, kuris turėjo labai ilgą savo gyvenimo laikotarpį. Nuo vaikystės jisai buvo mušeika, gerdavo labai daug ir jo veidas būdavo toksai, kaip, žinot, kalimšnikai ten su randais tokiais. Atrodo, ne randai, bet tokios duobės kažkokios ant veido. Ir toksai, balsas toks, ir jisai atėjo į bažnyčią ir jisai pabuvo tenai, nežinau kiek, 3 ar 4 metus aš su jo kartu tenai buvau. Ir įsivaizduoju toks balsas, ir sakau, žinai, klausai pamokslą šiandien, žinai. Jau, apie ką buvo? Šiaip ne viską supratau, bet vieną ką žinau, Dievas ištikimas. Dievas ištikimas. Ir žinai, jis toks grubus, jo balsas grubus, jo veidas grubus, išvaizda baisi,
Bet kai tu žiūri jam į akis, tu matai, kad jis geras. Kažkas pasikeičia tenai pa žmogų. Kai Dievas apsigyvena viduje, tenai iš vidaus keičiasi ir akis tai parodo. Ir to nepagaminsi. Prieš tai žiūrėdama į akis taip, žinai, duosi nuose, ne? O dabar žiūri į akis ir malonu. Kaip tik, kai į akis nežiūri, tada dar bijai. Bet kai pažiūri į akis, wow, žinai. Ir sako, žinai, baigsit nesąmonės daryti. Dievą mylėti reikia. Bet jisai kalba ir tu jam akis žiūri, supranti, kad jisai, fainas. Nors išoriškai. Ja. Man patiko jisai. Jis buvo ypatingas. Jisai mokėjo pasakyti, Dievas ištikimas. Daugiau jam teologijos nebuvo, bet jisai keitėsi. Įdomu, keičiasi žmogus iš vidaus, keičiasi jo elgesys, bet jis atpasakoti viską, ką gali. Dievas ištikimas. Daugiau nieko negali pasakyti. Bet kaip ten viskas veikia ir kaip Dievas apsigyvenęs viduje kažkokiu tai būdu, ne teologiniu, ne taisyklėmis, jisai kažką tai tenai daro. Kažkaip, žinai. Ir tai tik įrodo, kad Dievas mumise gyvena ir ne mes savo rankomis ir kojomis keičiamės. Bet jisai tenai kažką tai daro. Gerai. Dar vienas dalykas, ką aš noriu pakalbėti. Pradžia, naujo gyvenimo pradžia, kaip jinai atrodo. Jinai prasideda nuo to, kad aš jį myliu. Kaip įsimylėti Dievą? Mes dažnai sakom, aš tave myliu, bet galiausiai taip pradedam tyrinėti savo gyvenimą ir sakom, pavadinimas tai, žinai, neblogas, bet realiai tai ar čia myliu, ar čia nekenčiu, ar čia ką aš darau. Ar ne? Žinote, jeigu yra dalykų, mes su Vytu kalbėjom, nes gal vakar ar užvakar, jisai sako, galima iš blogų dalykų nuostabiai mokintis. Ne? Ir žinot, pasimokykime mes iš velnio ką nors. Ar jis apie Dievą atėjęs klausytis. Žiūrėkite, Jokūbo 4:4 sako, kad draugavimas su pasauliu yra blogai. Draugavimas. Ką reiškia draugavimas? Žinot, blogos draugijos sugadina gerus papročius, ne? Kai tu esi šalia to, į ką tu nenori būti panašus. Tai sugadina blogus papročius. Ir Biblijoje parašyta, kad tai yra blogai. Ir mes sakom, čia velnio doktrina. Mes nenorim iš jos mokintis. Bet mes norime mokinti, žinot ką? Kad draugavimas su tais, į kurios aš noriu būti panašus, sugadina mano blogus papročius tada. Teisingai? Ar veikia? Kas iš jūsų bandėt? Aš bandžiau. Antras dalykas. Jokūbo 1:27 sako, kad aš draugauju su pasauliu, aš susitepu pasauliu. Tai yra, jeigu tu sėdi šalia tų, kurie apkalbinėja, anksčiau ir vėliau tu apkalbinėsi. Susitepsi tom. Taip? Protas prisipildo. Taigi, o jeigu aš draugauju su tom, į ką aš noriu būti panašus, Dievas sako, kad natūraliai aš susitepsiu tom. Ar gerai yra susitepti tom, kas kvepia? Tai, kas faina? Ar ne? Tai veikia. Tai veikia. Trečias dalykas. Taigi aš draugauju, aš susitepu. Ir kai aš susitepu, tai tampa mano dalimi. Man pradeda tai patikti. Pradedu įsimylėti. 1 Jono 2 skyrius nuo 15-17 eilutė sako, nemylėkite to, kas pasaulyje, nes ten yra akių geismas, kūno geismas, gyvenimo išdidumas, ne? Kas myli pasaulį, tas priešinga Dievui. Bet jeigu aš myliu, visų pirma, draugauju su tom, ką noriu būti panašus, susitepu tuom, pradeda man tai patikti. Ir galiausiai pamilstu tai. O jeigu mes kalbam apie tai, kad aš draugauju su Jėzumi, su jo žodžiu, su jo nuotaikomis, argi tai neužkrečiama? Pažiūrėkite,
galite man atrasti nors vieną eilutę, kur Jėzus skundėsi, bėdavojosi, apkalbinėjo. Kaip jūs galite tom užsikrėsti iš Jėzus? Kaip galite užsikrėsti iš Jėzus pliotkais? Neužsikrėsite. Kažkom vis dėlto kitų užsikrėsit. Ir jeigu aš noriu mylėti Jėzų Kristų, pradėsiu nuo to, kad aš būsiu šalia jo. Girdėsiu tai, ką jis įkalba. Paskui aš tom, koks tas žodis buvo, susitepsiu. Galiausiai aš tai pamilsiu. Ir paskutinis dalykas, Romiečiam 12:2 sako, kad tai, ką aš pamilsiu, prie to aš natūraliai prisitaikysiu. Ir tai yra procesas. Aš treniruosi aplinkui, draugauju su kažkuo, paskui susitepu tuom natūraliai, paskui įsimyliu ir galiausiai man lengva prisitaikyti, jeigu aš myliu. Ar ne? Galima net su priešu apsiženyti, bet jeigu tu jį myli, tada ir prisitaikys ir viskas eis kitaip, ar ne? Ir šičia yra, kaip velnias, žinai, kaip jisai mūsų painioja, kaip mes prisitaikome prie pasaulio ir tampame visiškai ne Dievo šventykla. Atstovaujame ne Dievo šventyklą, bet lygiai taip pat mes ir atstovaujame Dievo šventyklą viską apvertus aukštinkojam. Taigi prasideda naujas gyvenimas nuo to, kad aš myliu jį. Ir meilė, aš ką tik pasakiau, kaip jinai užauga. Jeigu aš kuo labiau jį pažįstu, Dievą, tuo teisingiau jį myliu. Nes aš matau, kas jam patinka, kas ne, ar ne? Kuo teisingiau jį myliu, tuo labiau jį panašėju. Ar ne? Nes myliu taip, kaip jam patinka. O jam patinka tai, koks jisai yra. Aš tuo labiau jį panašėju. Ir tai vadinasi, Romiečiam 8:29 sako, ir tai būnu keičiamas į jo atvaizdą. Aš esu sukurtas Dievo, sukurtas pagal jo atvaizdą. Bet tai yra tik tai mano pajėgumas. Bet kad būčiau toks kaip Dievas, tai yra ne visagalis, žinot, matėt Briusas visagalis. Ačiū Dievui, kad Dievas nenori, kad mes būtumėm tokie. Bet jisai nori, kad mes turėtumėm jo širdį. Ir jisai padarė viską ant kryžiaus, viską, kad tik tai pagaliau mes galėtumėm turėti jį viduje. Vau, tai yra fantastinė žinia. Kas šis susidžiaugęs, jeigu mes būtumėm sėkminingai, kaip mes darytumėm? Hallelujah, praise the Lord Jesus Christ. Ar ne? Taigi tikintysis, nuo ko jisai pradeda savo dieną? Jeigu jisai pradeda nuo tylios ramios vietos, kur jisai susitinka su savo mylimuoju. Jeigu jisai pradeda nuo Biblijos, kad ir vienos eilutės, bet joje ieško mylimojo, mąsto apie ją ir šlovina tą mylimąjį su ta Biblijos eilutė. Džiaugiasi, dėkoja jam. Kaip jisai toliau eis į darbą? Kokioj nuotaikoj? Ką jisai atstovaus? Koks startas, toks ir tęsinys, ar ne? Kaip olimpiadoje, jeigu blogas startas, viskas nebelaimėsi bėgime. Teisingai? Nes tenai niekas kitas nepasiduos. Nepristabdys, kad tavęs palaukti. Tai koks startas yra? Jeigu startas yra su meilė jam, vau, tai ir tęsinys yra su meilė jam. Jeigu aš ryte atsikėlę sakau, Dieve, aš dabar nebepriklausau savo. Tu nupirkai mane. Nupirkai iš tos vietos, kur aš buvau pats savo karalius. Ir mane dabar pastatė į tą vietą, kur tu esi karalius, o aš esu tavo naudojamas tarnas. Ir dabar aš buvau tuščias, bet dabar tu manyje. Aš buvau niekas, bet dabar esu šventykla, tavo šventykla, tu gyveni manyje. Jeigu aš startuoju nuo to, tai aš ir gyvenu toliau taip.
Ir Biblija aiškiai kalba, kad kiekvieną rytą tai reikia daryti, nes labai greitai mes nusimušam kažkur tai į kitokį gyvenimo būdą. Ne? Jeigu mes startuojame nuo to kiekvieną rytą, yra vilties, kad iki vakaro mes būsime šventykla. Bet jeigu ryte nepradėjome, mes greičiausiai tęsim vakar dieną. O ar vakar diena buvo tai, kom didžiuojamės. Taigi, naujas kūrinys vakar dieną buvo nenukryžiuotas, bet šiandieną jisai mirė su Kristumi ant kryžiaus ir jisai naujas kūrinys ir jisai gyvena dabar. Paskaitykime mes iš naujo tas eilutes. Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventykla jumise gyvenusi šventosios dvasios? Tai yra šiandieną, kurie gavote iš Dievo šiandieną. Ir kad jūs nebepriklausote patys savo dabar. Jūs esate nupirkti už didelę kainą, tenai ant Golgotos kryžiaus. Ir toliau, tad šlovinkite Dievą savo kūnu ir savo dvasia, kurie yra Dievo. Bet argi nenuostabu jam paklusti, kada jisai nori per mus daryti gerus dalykus, o ne blogus. Ne? Taigi šiandieną išvada kokia. Toksai yra naujas mūsų gyvenimas. Ir tai aš čia labai mažai papasakoju, dar turbūt mes daug kalbėsim. Toks yra mūsų naujas gyvenimas. Šitas gyvenimas, jisai duoda man charakterį, jisai daro mane užtikrintų, nes turi Dievo įsitikinimus. Aš turiu Dievo įsitikinimus, aš galiu užtikrintai gyventi, aš žinau, ką aš darau. Paskui daro mane sąžiningu, nes Dievas yra visada man prieš akis. Jisai mane mato, kaip aš galiu meluoti, kaip aš galiu išsisukinėti, jeigu jisai visur esantis ir mane mato. Tarp kitko, aš įtikėjau, aš kai įtikėjau tą dieną, pati pirma frazė, kokią aš girdėjau, vadinasi, aš negyvenu atsakingas prieš žmonės, aš gyvenu atsakingas prieš Dievą. Jeigu kas žino tą istoriją, paskui papasakos. Atėjo evangelistas, kuris pasakė man pačią pirmą frazę. Aš gyvenu atsakingas prieš Dievo, ne prieš žmonės. Ir nuo to prasidėjo mano kelionė 15 metų iki pat dabar. Ir aš tampu sąžiningas. Aš tam evangelistui iš tikrųjų aš jį užkliudžiau. Sakau, žinai ką, aš tau galiu pasiūlyti kai ką, žinai, gudraus. Ir jisai man sako, ne, Dievas mane mato. Ir aš žiūriu, tu kažką čia dabar jau įdomiai čia pasakei. Ir jis manim kalbėjo paskui 2 valandas kokias ir pasakoja daug įdomių dalykų. Taigi sąžinė kitokia. Ir džiaugsmas paklusti mylimajam. Štai kas yra kasdienybė naujo kūrinio. Džiaugsmas paklusti Dievui. Ne vergystė, kur mes turime įstatymų, žinai, visokiausių prisirašę ir dabar vykdysim nuo ryto. Nu gerai, ką aš pradedu? Malda, okei, kiek minučių reikia? Ne. Aš ateinu pas Dievą, sakau, aš tai myliu, kad ir amžinybę čia pasiliksiu. Vau, man gera. Tu mane naudok. Kad ir eisiu per ugnį, bet žinau, kad tu eisi su manim ir aš matysiu tavo ištikimybę ir tavo šlovę ir tai, ką tu nori padaryti ir tai verta dėl to gyventi. Ir tai yra naujas kūrinys. Jisai nebėra valdomas mano seno kūrinio, kuris nori nusidėti. 1 Jono laiškas kalba apie tai, kad tas, kas yra naujas kūrinys, jisai neįmanoma jam nusidėti. Nes nebe tas viršininkas jo yra. Gerai, baigiame ant to, kad pradžia naujo gyvenimo su Kristumi. Kaip jinai atrodo? Jinai atrodo, kad aš esu šventykla ir startuoju savo dienoj taip. Ir mes skaitėm Romiečiam 6 skyrių praeitą sykį. Ir tenai 4 kartus paminėta žinokite, žinokite, žinokite. Paskui paminėta laikykite save tokių, kaip ir žinote. Žinote, kad mirė su Kristumi. Laikyk save mirusiu su Kristumi. Žinote, kad esat naujas kūrinys. Vadink save taip. Vadink, kad esi naujas kūrinys. Žinai, kad esi šventykla Dievo. Tai ir vadink save, aš esu šventykla Dievo ir aš atstovauju jį ir jisai per mane veikia. Taip ir vadinkime save.
Ir galiausiai mūsų rankas ir kojos eis į tą pusę. Gerai, amen?